Laba diena. Šiandieną aš kreipiuosi į Jūs su ypatingiausiu pasiūlymu. Ypatingas pasiūlymas moters dienos progai artėjant. Na, o jeigu Jūs šį įrašą žiūrėsite ne tuo laiku, kada aš transliuoju jį gyvai, tai ypatingas pasiūlymas tiek moteriai, tiek vyrui kiekvienos dienos proga. Ir ką aš Jums šiandieną noriu pasiūlyti? Ogi nuostabią naujieną. Nuostabią naujieną, kuri atkeliavo pas mus iš tolimųjų kraštų, ten, kur kyla saulė. Nuostabus maisto papildas, kuris yra pripildytas glicinu, L-triptofanu, vitaminu C bei gausiu vitamino B kompleksu. Na ir apie šį papildą noriu Jums papasakoti šiek tiek plačiau. Na, o kad tas pasakojimas būtų tikrai įspūdingas, noriu su Jumis pasidalinti ir gražiomis skaidrėmis. Taigi, kol aš dalinuosi, Jūs galite man ruošti klausimus, į kuriuos aš pasistengsiu atsakyti. Na ir dabar vėl pasišerinu ekraną, pasirenku. Ir Jūs jau mane matot, ar ne? Todėl aš spaudžiu savo skaidres, kad Jūs galėtumėt matyti tai, ką aš noriu su Jumis šiandieną aptarti ir ką Jums noriu papasakoti ir pasidalinti. Taigi, maisto papildas pripildytas glicinu ir L-triptofanu. Ir kokia jo yra nauda. Jūs jau matote ir gal jau šiek tiek pradedat suprasti, kad tai tikrai bus maisto papildas skirtas mūsų savijautai. Tai yra be streso ir be jokio nerimo, ar ne? Visų pirma, kas tas yra glicinas? Nes daug kas kalba glicinas ten, glicinas kaulams, glicinas emocijoms, glicinas dar kažkam reikalingas. Tai aš taip paprastai, kas yra glicinas? Tai yra vienas iš 20 esminių amino rūgščių, kurios yra labai reikalingos mūsų organizmui. Mūsų kūnas, žinokit, negali jo pakankamai pasigaminti, todėl mes, aišku, jo turime gauti iš maisto. Na, bet su tuo maistu irgi ne viskas užsilieka mūsų organizme, ar ne? Todėl čia jau reikia griebtis pagalbos ir maisto papildų. Bet kokia glicino trūkumo situacija gali sukelti įvairius sveikatos sutrikimus. Ir žinokit, ypatingai sergant diabetais ar nutukimu yra randamas mūsų kraujyje per mažas glicino kiekis. Koks yra glicino poveikis organizmui? Glicinas turi įvairias naudingas savybes. Tai yra padedančias mums išlaikyti gerą sveikatą ir gerovę. Pirmiausia, glicinas pagerina miego kokybę, labai svarbu, ir padeda susigrąžinti energiją. Jau yra netgi moksliškai įrodyta, kad glicinas veikia centrinę nervų sistemą ir reguliuoja mūsų biologinį lauką, mūsų biologinį ritmą, ne? O tai padeda pagerinti miego kokybę. Be to, glicinas mažina ką? Stresą. Ir padeda susidoroti su depresija. Taip, jūs teisingai išgirdot, su depresija. Moksliniai tyrimai yra įrodę, kad glicinas slopina nervų sistemos hiperaktyvumą, mažinant stresą ir nerimą. Taip pat glicinas didina koncentraciją ir atmintį. Padeda perduodant signalus tarp neuronų smegenyse. Ar dažnai pasitaiko, kad pamiršau aną. Reiškia, jums reikia būtinai išgerti glicino, nes su maistu jūs gaunate nepakankamą kiekį. Ir išsimušiau iš vėžių. Taip pat glicinas yra labai reikalingas mūsų odos sveikatai ir imuniniai sistemai. Nes būtent glicinas dalyvauja
vaidmenyje, labai svarbiam vaidmenyje kolageno gamybai. O kolagenas, tai žinot, ar ne, jeigu mūsų organizme būtų pakankamai kolageno, tai mūsų oda nesentų, nevysto, ar ne, plaukai neslinktų, nagai nelūžinėtų, visada būtumėm energingi, kaulai netraškėtų, sąnariai neskaudėtų ir taip toliau. Čia reikia labai daug gerti ir glicino, ir kolageno, ir visų kitų papildų. Bet glicinas labai aktyviai dalyvauja, kad to kolageno mūsų organizmas pasisavintų kaip įmanoma daugiau ir geriau, ar ne? Taigi, mes jau žinome, kad glicinas padeda mums miegoti geriau, jog glicinas mažina stresą, didina koncentraciją ir skatina odos sveikatą. Žodžiu, tai tikras superherojus tarp visų aminorūgščių. Ir jūs to glicino pakankamai rasite tende maisto papilde, naujame maisto papilde. Bet tai dar ne viskas. Tai dar tikrai ne viskas. Taip pat šiame maisto papilde yra L-triptofano. Kas čia per du, ar ne, kol aš išmokau jį taisyklingai ištarti, L-triptofano. Tai yra viena iš 9 būtinųjų aminorūgščių, kuri, žinokit, niekaip nepasigamina žmogaus organizme ir ji turi būti gaunama su maistu. Na, bet ir vėl, su maistu mes jos pakankamai negauname, todėl ir čia turime kreiptis pagalbos į ką? Į tikrai kokybiškus ir gerus maisto papildus, ar ne? Taigi L-triptofanas yra ypač svarbus emociniai sveikatai, kadangi jis dalyvauja laimės hormonų vadinamo serotonino, na ir už miego būdravimo režimo atsakingo melatonino sintezėje. Taigi L-triptofanas mums palaiko gerą nuotaiką, ar ne? Kokia jo yra nauda organizmui? Oi, tiek to, palikim ir tą skaidrę, ar ne? Taigi nauda yra miegui. Miego sutrikimai yra jau daugiau negu 30 metų tyrinėjami, ar ne, kodėl sutrinka pas žmogų miegas. Yra nustatyta, jog L-triptofano vartojimas padeda greičiau užmigti. Taip pat, kas yra svarbu, jog nesukelia jokių raminančių vaistų šalutinio poveikio. Na, kaip sutrikusi atmintis, ar ne, aplinkos suvokimo kažkokie sutrikimai, pablogėjusi miego kokybė, tai L-triptofanas šitame reikale nedalyvauja. Taip pat L-triptofanas padeda sumažinti priešmenstruacinių sindromų simptomams, padeda kovoti su depresija, padeda sumažinti sezoninius emocinius sutrikimus, na taip kaip rudeninė depresija būna, ar ne, būna tokia vasaros melancholija kartais užeina, ar ne, arba jai besibaigiant irgi, na toksai liūdesys, minimali depresija, baigėsi vasara, baigėsi atostogos. Tai va, L-triptofanas labai padeda su to lengvai susidoroti, energija, nuotaika, jėgų gausa ir taip toliau. Taip pat tiems žmonėms, kas norėtų mesti rūkyti, tai L-triptofanas prisideda prie to, jog mažina nikotino, kaip čia, norą gauti organizme, ar ne, padeda kovoti su rūkymu ir padeda mažinti apetito jausmą, na, apetitą mažinti, ar ne, ir taip pat prisideda prie svorio metimo. Kokia puokštė gerų dalykų, tik tai 2 dalykuose, ar ne, tik tai 2 sudedamuose dalyse. O šiame maisto papilde matote jūs ir šioje skaidrėje, kad tai yra ne tik tai glicinas ir L-triptofanas. Jūs matote, jog šiame maisto papilde taip pat yra dar ir vitamino C. Tikriausiai čia iš vaikystės jau mes visi žinome,
būdavo seniau tokie geltoni žirniukai vitamino C, tai kaip saldainiukai eidavo, ar ne? Ir tikrai visada tėvai sakydavo, nori sveikas būti, gerk vitaminą C ir taip toliau. Mes dabar savo vaikams irgi tą patį sakom, tai reikia nepamiršti, kad ir mums reikia būti sveikiems. Tai vitaminas C yra nuostabus pagalbininkas mūsų imuniniai sistemai, ten jisai daug dalykų suriša, kad tikrai būtumėm sveiki ir ne tik, kad vien tik tai mūsų imuninė sistema būtų sveika, bet taip pat vitaminas C dar ir prisideda prie mūsų sąnarių sveikatos, ar ne? Ir daugelį gerų dalykų jisai mūsų organizmui atlieka. Na ir vitamino B. Vitamino B grupių aš čia suskaičiavau netgi 7. Taip, vitaminas B1, B7, B5, B3, B12, ar ne? Begalė vitamino B. Vitaminas B tai yra vienas reikalingiausių organizmui. Ir ypatingai pavasarį, ar ne? Greičiausiai ne vienas iš mūsų esame susileidę vitamino B grupę. Kodėl? Nes jaučiamės pavargę, išsekę, nuotaikos nėra, norisi verkti, norisi liūdėti, erzina, stresas ir taip toliau. Ir tai mūsų organizmas rodo, kad mums labai trūksta vitamino B, ar ne? Taigi vitaminas B lemia ne tik tai, kad blogą savijautą, nervinės sistemos sutrikimus, ar ne, bendrų organizmų, bet ir visą bendrą organizmo funkcijų pablogėjimą. Todėl būtina jo yra vartoti pakankamai, o negalima per daug, bet pakankamai. Taip, tai yra visuomet rekomenduojama gauti pakankamą vitamino kiekį su maistu, bet jo trūkumą kompensuoti, žinoma, su maisto papildais ar vitaminais, taip. Taigi, jūs matote, jog šiame dar maisto papilde yra ir jonažolės, ir erškėtrožės. Kuom aš labai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi, jog būtent šis maisto papildas yra 100% natūralus, be jokių cheminių pridėtinių ten dalelių, be nieko. Tai yra jonažolės suteiks tikrai jums pagerins psichinę sveikatą, palaikys emocinę pusiausvyrą, padės išsaugoti pozityvią nuotaiką, na, o erškėtrožė gerins fizinę savijautą ir padės sustiprinti organizmo jėgas. Ir skonis beje labai geras. Matyt, erškėtrožė su jonažole tikrai prisideda labai daug. Na ir tik tai noriu pasikartoti, jog jeigu jūs jaučiate galvos dažnus skausmus, psichikos sutrikimus, ar ne, įskaitant ir depresiją, angliavandenio apytakos sutrikimą, miego sutrikimus, odos plaukų nagų būklės suprastėjimas, ar ne, silpstančios funkcijos kaip atmintis, dėmesys ir panašiai, sumažėjęs darbingumas, susilpnėjusi jūsų imuninė sistema, virškinamojo trakto darbo yra sulėtėjimas, ar ne, įvairios alerginės reakcijos, kokių dar nebūdavo. Vyrams, jeigu pajutote, jog mažėja testosterono lygis, ar ne, moterims neigiama įtaka moterų sveikatai, tai yra ciklo sutrikimai, hormonų disbalansas. Tai pavaišinkite save nuostabiu maisto papildu 100% natūraliu iš Tende. Nes maisto papilde jūs kiekviename gurkšnyje rasite ramybę, ar ne, ir sveikatą. Tikrai labai lengvas ir malonus skonis, kurį sustiprina erškėtrožių skonis, ar ne? Tikrai jusite tokią malonę rūgštelę. Ir labai skaniai susigersite. Jį yra labai paprasta vartoti, tai pakelį jūs tiesiog užpilsite šiltu vandeniu, išmaišysite ir išgersite labai skanų gėrimą. Na ir šio papildo kaina yra 2,90 €, rekomenduojama yra išgerti bent jau 2 savaitės, ar ne, tai yra 14 pakelių ir pasijusite tikrai žvaliau ir sveikiau. Na, o dabar baigiu dalintis savo ekranu, grįžtu pas jūs tokia. Ir tik tai noriu priminti, kad šį produktą jūs galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje, tai yra tendeproduktai.lt. Na, o kol jūs ieškote šio produkto mano elektroninėje parduotuvėje, tai aš tiesiog paimu iš karto ir pasigaminu šį nuostabų gėrimą.
pakelis, vienas toksai pakelis į puodelį. Įsiberiu į puodelį. Aha. Užsipilu šilto vandens. Na. Išsimaišau jį, kur pasidėjau šaukštelį. Vat, išsimaišau. Na ir ką? Noriu palinkėti jums sveikatos. Būkite sveiki, būkite energingi, žvalūs. Ir jeigu norite sužinoti daugiau apie Tende produktus, tai jūs drąsiai galite praskrolinti mano Facebook'o, ar ne, Facebook'e. Arba galite užeiti į mano YouTube kanalą, tai yra Rasa Tende _produktai, ar ne? Ir būtent YouTube kanale gal jums bus ir paprasčiau, nes ten yra sudėti visi filmukai apie Tende produktus. Na, o dabar jums sveikatos, geros nuotaikos ir energijos. Ragauju maisto papildą su glicinu ir L-tropofanu. Labai skaniai geriasi, tik tai noriu jums dar kartelį priminti, jog šito papildo nesitaisykite su verdančiu vandeniu, nes užpylus verdančiu vandeniu visi vitaminai žūsta, o mesgi norime, kad jie pasisavintų į organizmą, ar ne? Labai skanus gėrimas, aš jį geriu iki pietų, stengiuosi išgerti, bet gavau jau tokių komentarų, kad keletą klienčių geria vakarais, po pietų į vakarą daugiau, ar ne, ir džiaugiasi labai geru miegu. Tai aš geriu jį prieš pietus, kad man visą dieną būtų be streso, ramiai ir kad atmintis būtų puiki, o kažkas geria vakarais, kad miegotų kaip kūdikis. Tai va, ačiū jums labai už šią informaciją. Jeigu jums ji pasirodė įdomi ir naudinga, būtinai pasidalinkite su savo draugais ir pažįstamais ir būtinai išbandykite šio nuostabaus gėrimo. 100% natūralus maisto papildas, kad neliktų nerimo ir streso. Ate.